su gimimo diena, su gimimo diena, su gimimo diena. Toks kaip bėgas. Bučkiai šlapia tokia, labai šlapia. Šitam. Tik nelabai įspėjau sakyti, kad šontas. Sakyti ir nesupras. Taip. Gimtadienį. Pusryčiai. Tai taip prasideda mano kiekvienų metų gimtadienio rytai. Neišsigaskit, tikrai ne gamtoje, aš esu tikras betono džiunglių vaikas. Neinu pasivaikščioti rytais. Turėjau omeny, kad mano gimtadienio rytai kiekvienais metais prasideda ramiai gulint lovoje, apsuptie mano mylimų merginų Indrės ir Saulės. Jau gavau dovanų ir Indrė iškepė pačių skaniausių pasaulyje lietinių blynų, kuri žino, kad tai yra mano turbūt mėgstamiausias maistas ir jinai jos kepa pačius skaniausius. Tai gimtadienį, ar ne? Jūs turbūt einat kasdieną lygiai taip kaip ir aš, spaudžiate ant gimtadienio juostos, sveikinate draugus. Nieko neypatinga diena visiškai, bet sėdžiu šiandien ir galvoju, kažkokia magija vis tik tai vyksta, turbūt planetų išsidėstymas, ar Saulės padėtis su Žemė, ar kažkoks skaičiavimas mintys, ar tie skaičiai kažką daug reiškia. Nežinau, bet bent jau žinojimas, kad esu labai dėkingas savo tėčiui ir mamai, kurios labai seniai nebeturiu, kad atsidūriau šitoj planetoj, šitam kūne, šiuo laiku, kartu su jumis visais. Ir man čia labai gera. Šie metai buvo, iš tikrųjų, nežinau, net nežinau, kaip pradėti montuoti šių metų review filmuką, kas nutiko šiais metais, nes galvojau, nieko gero nebus. Praeiti metai buvo labai stiprus, po pandeminiai, buvo begalė muzikinės veiklos, žiauriai daug koncertų ir truputėlį bijojau šios metus rodyti, kad greičiausiai nebus ką rodyti. Bet kai pradėjau žiūrėti, tai wow. Ir drąsiai galiu šios metus pavadinti Hanzanovos metais. Kodėl? Todėl, kad jūs pamatysite to iš tame video, kiek mes daug visko nuveikėm. Kodėl veikiam, kodėl tai dariau? Dėl to, kad apskritai pradėjau gailėtis laiko, kurį aš leidau gyvenime veltui. Pavyzdžiui, savaitgalį važinėdamas sportiniu dviračiu, neleisdamas jo savo dukrai, žmonai, neužsiimdamas muziką. Ta pati Hanzanova buvo gyvuojanti, numarinta, vėl gyvuojanti, vėl numarinta. Tai bent jau kažką pradėjus daryti, investavusi, tai laiko, žiauriai daug pastangų, kurios kainavo net sveikatą, tai gal nebeverta jau numesti, gal reikia daryti toliau. O visiems palinkėsiu labai gražių ateinančių naujų metų. Labai ačiū visiems už sveikinimus, nes jų skrieja be proto daug ir jau 9 ryto buvo gal 100 sveikinimų ir vairios nuotraukos, emoji, avatarai ir taip toliau skrieja. Labai ačiū jums už tai, kad mane palaikote, mylite, gerbėte ir netrukus skrendu į 14 stotelę švęsti savo gimtadienio. Jeigu nieko neveikite vakare, matote šį video, užsukite, pabaliavosim, pamuzikuosim, pasišnekėsim. Tikrai net nebejoju bus įspūdingas, įsimintinas vakaras. Dabar žiūrim, kas nutiko tais 2023-aisiais ir iki kitų susitikimų kitais metais. Jūsų Giedrius, misteris Čiumbo. The bunny banks of black law.
čia būti ankstyvas rytas, bet pilvai pasiruošę ir žiūrėsim virtuvės šefų ir jo sūnų. Prisiminti ir vėl prašau. Ir aš kaip vėjo linguojamas miltų. O trumlėjas įlyg dolo, ar bėgo tavo rašlo. Atverkit duris, mus mato kiti. Eit ar važiuojam į ligoninę, sakau, tai tik tai nevežkit, nes aš jau... Per visą dieną. Line 6 Headrush Camper, Quad Cortec. Telį sutvarkyti ir jis visas buvo, kas šiek tiek žinote instrumentus, geometriškai neteisingas, pavirtęs. Gers, o